Žiūrėkit, matot, žiūrinai, ką aš veikiu. Tai yra ta eilė žuvyčių, nuo pradedant be simbolio, po to 1, 2, 3, 4 ir iki 9. Matomai yra pakasta kažko tai. Gerai. Aš manau, kad tai gali įtakoti ir ėmimui, nes jisai tada būna gražiai priglūdęs. Opa. Yra. Kol buvo 2, 2, 2, 3 nebuvo, dar netgi 2, 4, 4 buvau įdėjęs pradžiai. Nieko nebuvo. Tik padariau 2, va, iš karto. Lydekaitė tokia. Kur būdavo būriai, aš susižymėjau be abejo, kai randi kažkokią tai ar lydeką, ar pamatai gerus žuvies būrius, ar tiesiog kažką tai tokio reikalingo, kas gali prisireikti vėliau. Kad trišakis nenusikreiptų. Kai trišakį įsegi pilvą, tai jisai būna, kad skersai atsistoja. Taip atrodo, giliai. O jeigu jau yra gera ir pagauta, tai pas mane visada 9-ukas yra uždėtas į tą vietą. Šakis. Po laivu. Visiškai po laivu. Labas rytas, žvejai. O, gražus rytas. Nu ką, asmeniškai starkio karštligė baigėsi. Dabar ir grįžtau prie lietuviškų lydekų. Iš tikrųjų, dažniausiai gaudydavau lydekas virš didelių gylių, virš seliavinių ežerų. Šiandien mano planas yra kitoks, pažiūrėti, ką veikia ir kur yra mažesnių ežeriukų lydekos. Ta prasme, jisai vis vien yra nemažas, yra didesni gyliai. Tikrai daugiau negu 10-15 metrų, bet tai nėra seliaviniai ežerai. Jų mintis yra visiškai kitokia, kaip taisyklė. Seliaviniuose ežeruose visada gylyje būna veiksmo, nes ten lydekos gyvena, seliavinės neseliaviniuose. Gali būti kitaip. Gali tekti ieškoti visai kitose vietose. Tai vat, tą noriu ir patikrinti, ar yra ką veikti dabar šiuo metu su laivo technologija Garmino. Būtent tokiuose ežeruose. Iš tikrųjų, aš tame ežere buvau labai senai, su Garmino laivu dar net buvau. Tai paskutiniai mano ten apsilankymai ežeriukė, tose kraštuose būdavo, kai aš turėjau 1, 2 Huminbirdo Solixą. Gražių ten vaizdų būdavo, bet jau praėjo daug laiko, nežinau, kas tenais, kaip tenais gyvena. Žuvis, kokios tenais užaugo per tą laiką, nes iš tikrųjų daug labai laiko. Man atrodo taip, dabar 5 metai jau aš nebuvau tame ežere, nes 5 metus bendrauju su Garmino laiskopu savo, ta prasme, nes būdavau, kad pasiskolinu, pasiemu iš Sauliaus iš šiandien Kimba. Tai tada iš tikrųjų dar daugiau metų, gal kokie 7 metai nebuvau šitame ežeriuke ir jo labiau su laivu. Labai įdomu. Manau, bus įdomu ir jums pamatyti, ar yra didelis skirtumas tarkim, seliavinių ežerų ir virš gylių stovinčių lydekų, ar neseliavinių. Tai va, važiuojame kelią. Dar porą smulkmenėlių pasitvarkyti reikia. Prieš galutinai pajudant, tada į degalinę, kuro kūnui, taip sakant, ir automobiliui.
Na viskas, jau prie vandens telkinio, prie žadėtojo, nedidelis ežeriukas, bet šiek tiek turintis gylio, bet kaip minėjau, nedidelis, neseliavinis, su truputėlį gylio ir turėtų būti ešerių ir lydeko. Nu, su ešeriais čia visi žinom kaip yra, bet aš turiu įsimetęs ešerinį variantą, kad dėl visako, jeigu pamačius pelaginį, einantį per gylius ir besibūriuojantį, jie būna, kad po 5-4 varinėja, jeigu iš tikrųjų suspėsi užmesti į jų greitį, ta prasme pataikysi, tai įmanoma pagauti visai gražių ešerių. Tai va šitas ežeras ešerių turi, vėjukas toksai dar nepasisuko, nes aš tikiuosi vakarinio vėjo vakarų, ta prasme, dabar yra šiaurės vakarų, jisai truputėlį išilginis gaunasi, nelabai gerai, bet čia visos dienos bėgė, manau, kad turi pasikeisti, bent pagal prognozę tai buvo. Einu dabar į vandenį stumtis. O, vėjukas šitam krante, tai toksai mažas, galiu pasakyti. Reikės galbūt po to ieškoti užuovynio, bet manau, kad jisai biškį suksis, kaip buvau minėjęs. Yra čia tų žuvų lygtai, palei krantą netgi. Tai va, reikės dabar pažiūrėti, užsidėti batus ir iš karto patikrinti. Yra tokių kaip ir ešerių būrių. Lygtai jie taip atrodo, bet nežinau, dabar su ešeriais norisi surasti šalia tų žolių, nes čia dabar aš išėjau nuo žolių 8 metrai, o ten maždaug ant 4-5 stovi tos žuvis įvairios, turėtų būti plėšrūnai. Tai va, iš karto pasiruošti kotelį vieną reikia ir pasidairyti aplinkui, o čia kažkas tai vaikšto. Taip, įsijungsiu ekraną, kad pasidalint vaizdu su jumis, kaip viskas čia galės atrodyti. Tai, okei, gerai, nusidėsiu ir tada susijungsiu vėl iš naujo. Taip, pabandom pasekti vieną. Toks egzempliorius gali būti įdomus, bet reikia prieš vėją. Nebloga padėtis, prieš vėją eiti yra neblogai. Su laivu gaudant. Žiūrim, kaip čia viskas eisis. Kur jinai man čia pabėgo. Va. Nu, pažiūrim, kas čia bus. Lydekaitė yra. Susuko biškį. Ajajai, kaip sukioja. Visiškai susuko negerai. Va, jinai čia. Dar kartą bandau. Nereaguoja. Einu arčiau, bet blogai užsimetė, aš tą jau matau. Taip. Opa, yra, pamatė ir paėmė. O, visai simpatiška tokia. Visai tokia simpatiška lydekaitė. O, kokie žvakutės daro. Taip. Okei. Čia tokia pusantrinukė, biškutė gal geresnė. Saulė iš nugaros šviečia labai nepatogiai. Tokia visai simpatiška, biškį stabdį reikia atleisti, nes jos čia gali truputėlį, jos čia gali truputėlį būti agresyvios vėliau. Nu, kur tu čia? O, yra. Va, pažiūrim, ką čia turiu. Nu va, graži pusantrinukė, čia netgi gal 2 kilinukė bus. Masilas giliai kažkur. Oi, uodegos galiukas matosi. Lydekaitė tokia.
Taip, masaliukas guli burnoj. O. Taip atrodo, giliai. Ne, manau, kad aš šiandien nematuosiu. Čia tokia lengvai pusantrinė. Tegul gyvena. Taip. Šviesi, turi pažeidimo truputėlį. Matomai yra pakasta kažko tai. Gerai. Pažiūrėsiu centimetrus. Centimetrus pamatuosiu. Šiam 8. Šiam 8 centimetrai. Eik, mažulė. Fainas atsidarimas. Pasifilmavo man šitas reikalas. Ėmimas. Eina. Pažiūrim, kaip jinai eina. Seka. 8 valandos 47 minutės. Jinai eina į dugną, iš lėto. Čia, aišku, laivas nunešinėjamas yra vėjo, todėl jinai tolsta, bet po bišką eina į gilį. Eina. Jau 8 metruose, jūs matot. Žodžiu, šaunu. Labai gerai. Pradžia, ne pirmas metimas, gerai, pirmų metimų nepagavau, tai kaip sakant, gandai neveiks. Nenoriu aš jų patikrinti iš tikrųjų, ar nekips, jeigu kimba pirmų metimų. Pradėjau nuo savo patikimo 14-ko Gold Rush'o. Vienas kablys, super dalykas, plonytis metaliukas, pavadėlis, labai plonytis, bet laikantis apie 20 kg. Iki 20, man atrodo, taip yra jo parametrai. Reikia nepamiršti užsitempti stabdį vėl rytės, nes turiu praktikos ne iš savo, bet kas buvo laive, kai teko kažkada tai gidauti dabartiniai hipofishingui. Tai daug žvejų įsitraukia žuvį, be abejo, dirba su stabdžiu, po to išsikelia, nusifotografuoja, paleidžia ir sekantis kibimas. Всё, nebėra, nepasikirto. Tai va, einu dabar tolyn. Iš tikrųjų, čia pas mane dabar tokia situacija, kad aš jau nuo kranto į duobę. Tai va, prie įėjimo ta duobė, kiek jinai čia galėjo būti, kokie 15-18 metrų. Tai va, prie jos ir buvo artėjamos, prie jos ir buvo kibimas. Reikia vėl užsidėti man maršrutą, nes vėjas nešioja. Taip, užsidėsiu maršrutą. Nereikia sekti, kur plauki, man tas labai patinka. Uždedi ir tave nuneša. Kai pamatai žuvį, tada jau įsijungi ir tada gaudai, išjungi, ta prasme, navigaciją į duobę, tarkim, šiuo atveju, kaip kad buvo. Ir tada jau plauki pultelio pagalba. Reikia toliau eiti ieškoti žuvies. Paėmam dar vieną, nedidelę. Čia tiesiog dabar dėl veiksmo. Pažiūrėkim, kaip čia viskas einasi. 10 metrų. Ne ten užsimetė. Ne ten užsimetė, jinai biškį nudriftino į šoną. Kur jinai čia yra, va, jinai čia, jau šoniau. 12 metrų. Taip. Va. Pažiūrim, kaip čia viskas vyks. Velnias, jinai biškį šoną paėjo nuo masalo. Bet kaip tiksliai reikia paduoti, va, į šoną truputėlį ir viskas, ir jinai nebenori. Reikia dabar man priplaukti prie jos arčiau. Taip, navigacijos parengti, stabdyti ir tada einu ranka valdant. Va, jinai čia, būrelis viršui žuvies, va, matot. Yra būrelis viršui žuvies ir jinai papačia. Opa. Vėlgi, kaip aš sakau, darau, uždedu minimaliai, kad man nesusuktų laivo vėjas, minimalų greitį, kur jinai čia, kur jinai. Jau čia šoniau. Labai reikia
guldyti valą iš karto, nes vėjas išpučia burbulą. Va, pažiūrim, kas bus. Ne, jinai ne. Bet vat kaip tiksliai nenori. O gal čia ta pati vaikšto, vėl nežino. Einu pažiūrėti dar. Taip, einam dabar mes pas ją. Jinai čia nuėjo, biškutį pasididint atstumą. Kur jinai čia nuėjo? Dar truputėlį. Nes jinai čia kažkur nubėgo, faktas. Va, kur jinai matau. Va, buliambučkė. Nu, žiūrim, ar čia jinai ar ne. O šitas simboliukas. Taip, gerai, uždedu taip ir numetu greitį. $20 metrų. $20 metrų nuo manęs per toli per tokį vėją, faktas. Reikia arčiau prieiti. Taip, mažinu biškį atstumą, kad jinai man geriau matytųsi. Rekomenduoju ir jums tą daryti, nelaikyti ilgą. Va. Va jinai, 14 metrų. 12. Labai blogai matosi jinai. O, pamatė. Opa, yra. Yra. Labai sukioja, todėl nepavyko jums. O, kur jinai ten pabėgo? Kišu į vandenį, nes jau užsipainėjo turbūt. Aha, pasigavo jinai laiveskopo lazdą. O, bliambački. Gal ištemps? Ištempiau. Labai gerai. Nu, čia tokia irgi. Biški mažesnė už. O, kaip kiaurai įrijo. Nu, šitie slimtyzai, jie mėgstami lydeko. Aš dabar išjungsiu įrašą. Pasimėtė truputėlį vaizdas, nes sukioja labai stiprus vėjas. Neina taip stipriai gražiai taikyti. Taip, mažulė. Taip, kur ta mažulė? Reikia įsikelti vis dėlto su graibštu. Su graibštu yra saugiau tvarkytis. Ir nepabėgimo prasme, arba nepabėgimo prasme. Nu, va, čia biški mažesnė užana, čia biški virš kilo. Taip, kur jinai čia yra? Labai giliai įrijo. Va, masalas net čia šonė matosi. Teks čia man dabar užsiimti. Reikia imti griebtuvą, nes jau jis ir čia yra giliau. Ir reikės dar plius ir žiodytuvo. Reikia ją čia paplauti biškį. Reikia ją greičiau sutvarkyti ir paleisti. Leidžiuosi ją gyventi toliau. Visio. Viskas. Biškai pakraujavo čia. Bet ką dabar darysi? Antra žuvis, reikia čia apsivalyti, nes po to ant balto laivo tai tragedija. Apdrabstymai, viskas labai. Nu va, kaip sakant, tradicinis ginklas. Slimukas, goldrašas, lydekaitės, ne seliavinio ežero. Ima visai gerai tą masalą irgi. Forma tokios seliavytės, bet aišku jisai yra geltonas, auksas. Goldrašas, tai žinojat, goldrush verčiasi iš anglų kalbos kaip aukso karšlygį. Nu tai va, tai masalo pavadinimas karšlygiškas. Opa, taip, reikia čia dabar man pasišveisti, kol dar nieks nepridžiuvo. Snarglių kažkaip tai jinai čia man primetė. Gerai, išsijungiu
Ir vėl plaukimas į tą pačią duobę, visą aš iki jos nedaplaukiu. Būna kibimai. Taip, truputį gavau pamokos, reikėjo pasimokyti, dar plus batarkė pasibaigė, pasikeičiau, nu va, tai dabar yra 2 lengvi masalai. Slimukas ir šedas, slimukas yra Gold Rush'as, o šedas yra raudongalvis visų mėgstamas. Lietuvoje mėgstamas raudongalvis. Tai va, tie masalai. Ir ant sunkesnio koto, kuris iki 700 gramų ir greitas ir su storesniu pavadėliu, aš užsidėjau bultizą. Bultiziuką kiek didesnį. Nu va, turėjau reikia įti ieškot. Žiūrėt, ar jinai čia, gal jinai čia. Daug dievė, kad jinai čia būtų, tai būtų faina dar ją surasti ir teisingai užmesti. O čia žiūriu, ar čia tik tai ne jinai ir gal čia jinai. Jo, čia gal jinai dar ir stovi. Jo, graži lydekaitė. Nu ką, imu didesnį masalą. Žiūrim, ką jinai čia mums parodys, kokį veiksmą. Ko čia man nusimušė dabar? Blembački, kas čia pasidarė? Kažkas čia man nusimušė. O, jinai stovi tenai. Gerai. O, jinai čia. Taip, uždedu lengvai, kad neštų mane. Taip, kur jinai čia? Va, 10 metrų. Nereaguoja. Nereaguoja. Gudri. Nu, pažiūrim, dar, kad aišku, čia gal 10 metrų. Velnis prasinešė. Jinai čia gražiai stovi tarp žuvų būrių. Gražiai stovi tarp žuvų būrų, bet žuvų būrų. Blembački. Nu. Kas čia buvo? Masalų dėžė. Blembački, neišeina užmest. Sukioja vėjas labai stipriai. Neužmest kokybiškai. Ta prasme. O. Ne. Nenusiteikusi taip stipriai valgyti. Nu, bet aš ją ir paliksiu, va, jinai eina, tegul eina. Tegul eina. Neverta laiko gadinimu. Einam kitų ieškoti. Į ataką pažiūrėkim, kas čia tokio priartėjo prie mūsų. Pažiūrėkim, kas čia tokio priartėjo prie mūsų. Nu, pažiūrim. Ką
vertikalė, bet nepataikė žioplė. Seka. Žodžiu, kaip vertikaliai atsidūrė ir nieko gero, žodžiu. Nu, pažiūrim, kas čia toliau su jie bus. Kur jinai čia dabar? Jinai va čia gerai, aš įspausiu stabdį. Dabar įsitiesinsiu truputėlį. Va. 3 metrai. Ne į tą pusę eina. O ten toli dar vienas ateina įdomus simbolis. Davai aš tą pabandysiu truputėlį toliau, kuris dar neragavo mano masalo. Ai, blem, atbėga. Tai čia bus karšys, blinda. Kur jinai čia? O šita? Gerai, jai reikia pamesti kitą spalvą dabar. Pamesiu aš jai kitą spalvą. Sidabriuką, raudongalvį. Nes tą jinai jau matė. Eina žiūrėt, kas čia yra. Ot, šakis. Po laivu. Visiškai po laivu. Nu, kur tu čia dabar? Čia kažkur tai išlysi galbūt. Nu, pažiūrim, kur tu čia išlysi. 5 metrai. 7, 9. O. Sekantis followeris. Gražiai matosi pelekai pas Garminą. Ne, nenorės imti. 3 metrai nuo laivo. Į gylį statmenai. Ne. Nu gerai. O jeigu dabar didįjį masalą, bet čia nedidelė lydeka, blinda. Kam jai to didelio masalo reikia? Didesnio, tiksliau, ne didelio, bet didesnio. Velnias, jinai stovi. Reikia išjungti man inkarą, tada biškutį nudriftinsiu aš nuo jos. Oi, jinai tenai. Na tai blinda. Biškį reikia, kad nuneštų truputėlį. Nu, pažiūrim su didesniu. Ai, blinda. Nu, tegul patiesina laivas. Negerai. Taip. Jinai čia stovi, kabo. Jinai čia stovi ir kabo 6 metrai. Galva į viršų. Žiūri, jinai variklį žiūri. O tai blinda. Žiūrėkit, matot, žiūri jinai.
ką aš veikiu. Bet taip statmenai. Ir tie prie masalo viet nieko. Nu, nešausi? Ne, nešauks. Reikia man nusižymėti šitą vietą, kad čia buvo gera. Einu toliau. Reikės gal pamačius lydeką iš karto mesti didesnį masalą sekantį kartą. Gerai, uždengėm. Baigiam su tais filmavimais. Nu, man atrodo, aš čia dvi matau vienoj vietoj. Ai. Spėjau užmesti vieną mažesnį masalą, bet didesnį, bet nenorėjo. Tai ką, reikia vėl nuo mažesnio bandyti. Nu, čia pabėgo, čia viena biškutį paskui jį paėjo. Va. Ta eina, bet neima. Followeris, ne subscriberis. Mums reikia subscriberio. Oi, liaučki. Yra čia daug veiksmo, daug geriau aš žiūriu negu kad... Va. Kur čia tas masalas mano? Biškinai nuplaukė į šoną. Aš užsinkaravęs, ar ne? Biški nuplaukė į šoną. Tos didesnės, stipriai atsargesnės. Aš žiūriu, va. 22 metrai paeinam link jos. Paeinam link jos truputėlį. Va. Taip. Čia ne. Dar kartą. Kur čia dabar buvo? O ten eina. O ten eina. Einam arčiau. Apsimėčiau čianai, visiškai nutilo kliovas. Ir dabar va dar viena nedicka. Iš tikrųjų daug didelės žuvies geros. Nu, ta prasme, ne super didelės, bet stambesnės teko matyti. Bet jos followeriai. Su subscriberiais nieko bendro. O mes, kaip žinia, yra truputėlį priimtinesnis yra dalykas subscriberiai. Čia biškį prikeliu galvą, gal sakau ištrūks, bet kad ko gero nelabai. Nes trišakiuką įdėjau, nes buvo keletą kibimų, kai šitą ir nuėjimų palaikymo ir buvo viena labai nebloga, nu aš manau, koks trejetukas tai tikrai, bet pabėgo. Bet pabėgo vien dėl to, kad, nu aš manau, kad blogai įsisegė. Nu ką, reikia išsikelti, dabar kai trišakiukas, tai jau reikės imti su graibštu. O, kaip jinai čia. Ateik čia. Kurgi tu čia? Va.
vėjas sukioja, nieko nepadarysi. Bet, kaip sakant, lydekom gaunant lydekas vėjas yra labai gerai. Vėjas baigėsi, dažniausiai baigėsi ir lydeko kibimas. Nu, ką aš čia tokio turiu, reikia atleisti stabdį, pasiguldyti kotą į priekį ir išsiimti guminuką. Nu, čia graži pusantrinukė. Velnes, reikia imti turbūt, kur jinai čia yra trišakiukas, vėl turbūt reikės imti su griebtuvu, nes kai yra trišakis, tai jau jokai menki. O, labai gražiai. Gražiai gana įsisegę, tai pavyks galbūt gražiai išimti. Nereikės kankinti žuvį. Išėmiau guminukas, viskas. Tokia lydekaitė. Viskas nuplaukė. Gerai, kur mano skudurėlis? Kur aš jį pasidėjau? Čia turbūt į kampą. Taip. Jo, gražiai nuplaukė, viskas tvarkoj, kur jinai čia. Nematau, jau pabėgo. Eina iš lėto žemyn, atsigaudama. Eina žemyn. 11.08. 11.08 iš tikrųjų labai stipriai sumažėja. Yra žuvies, bet ėmimai, jau toks įspūdis, kad viskas išsijungia valgio valanda. Ir niekas ateina, pasižiūri ir nueina. Ateina, pasižiūri ir nueina. Ir buvo gražių, ta prasme tokių, kaip aš sakau, ne super didelių, bet trejetukų tikrai buvo. Ir toksai, žiūrėkit, kas pasiliko. Kaip? Koksai bajeris. Žiūrėkit, kas gavosi. Kas gavosi. Taip, reikia keisti šitos reikalus. Techninis pusvalandukas ateina. Taip, šitas įrašinėja. Išjungti. Techninis pusvalandukas. Pavadėlis dar tinkamas. Jis taip minkštai pasilamdęs, bet jam čia ne bėda. Tik tai kablys jau, viso. Netgi susilinko. Šitą variantą dedu į atsargai dabar. Žodžiu, medutis šitokiam vandenį, o vanduo čia yra starkinis, toksai pavadinkim. Lengva kakava truputėlį. Reikia ieškoti kito medučio. Kito medučio su nedidelė galva. Dėsiu nedidelę galvą, nes čia žuvis aukštai. Čia plėšrūnai yra aukštai, tai aš čia dabar, man atrodo, bus 6 gramai. Tai 6 gramai. Bet šitą energingai ėmė. Taip, šitos aš netgi gal segtuką pakeisiu. Gal netgi keisiu segtuką. Žodžiu, dabar nėra ką čia per daug žiūrėti. Kaip sakau, techninė valanda. Ir po to reikia toliau ieškoti. Kaip čia viskas vyks, neįsivaizduoju, nes iš ryto iki 10 tai labai gražus veiksmas, beveik visos simdavo, ta prasme, kad aš jau nufilmavau 2, o po to jau taip tokios kilinės, pusantrinės buvo kelios, tai tiesiog, filmavimui gal nelabai įdomu, bet norisi kažką tai parodymui didesnio pagauti, bet tos didelės, jos labai sunkiai su ėmimais. Gerai, čia užsinkaruosiu, nes čia liktai nebloga vieta. Per tą laiką, kol pasikeisiu šitą aksesoriką, tai ateis galbūt daugiau įdomesnių žuvų. Nes čia aš tą momentą pastebiu labai įdomiai. Kai jos yra ant duobių kraštų. Aišku, tos duobės nėra taip, kad iš karto kiaurai eina į duobę. Bet jos yra taip ant 10-11 metrų, kai duobė kokie 15-16. Tai maždaug tokia vietoje esu, dabar einu pasidarysiu ir pažiūrėsiu, kaip toliau jos elgsis. Taigi, ką galiu pasakyti
kiek dabar čia tų valandų, 12:08. O ryte veiksmas buvo geresnis, tai nuplaukiau maždaug 3 km ežero atstumu, ieškodamas su laivu didesnės žuvies. Ir kuo arčiau 12, tuo lydekos atsargesnės darydavosi ir tuo sunkesnis ėmimas būdavo. Tai nuplaukiau maždaug tokį kilometražą ir dabar grįžinėjau atgal, užsidėjau 2 kotus, sakau, prasivilkiausiu, nes yra dėkinga kryptis, kaip visi gerai žinom, prasivilkiausiu tuo pačiu atstumu, kur matydavau žuvį, kur būdavo būriai, aš susižymėjau be abejo, kai randi kažkokią tai ar lydeką, ar pamatai gerus žuvies būrius, ar tiesiog kažką tai tokio reikalingo, kas gali prisireikti vėliau, tai visada užsižymiu. Kaip minėjau, kažkada tai pas Garminą yra labai geri sutartiniai ženklai echolote, tai yra ta eilė žuvyčių nuo pradedant be simbolio, po to 1, 2, 3, 4 ir iki 9. Tai vat pas mane yra atitinkami reikalai, ten pavyzdžiui, trečiuku aš visada žymiu ešerį, jeigu randu žuvį, nesvarbu, didesnę pagaunu, nepagaunu, visada užsidedu 7, o jeigu jau yra gera ir pagauta, tai pas mane visada 9 yra uždėtas į tą vietą, tai aš sutartinai jau žinau, kas tai yra. Tai va dabar aš gavosi tokia graži virtinė taškų ir dabar praseinu būtent pasauliui, tarkim, taip pavadinkim. Visi žinom, kas velkiauja, kad visada yra rekomendacijos velkiauti nuo saulės ir prieš vėją. Palaukit, dabar aš galvoju. Ne, nuo saulės ir pavėjui. Nuo saulės ir pavėjui, nes žuvis dažniausiai stovi lydeka. Taip, tarkim, teoriškai ir daugumoje atveju taip yra, kad jinai stovi į saulę galvą ir į bangas, tarkim, nes taip geriausiai matosi. Į saulę stovi dėl to, kad pirmiausia nuo jos ateina, nuo masalo ateina šešėlis ir todėl efektingas būdas va taip velkiauti, todėl stovint, kai jos stovi į saulę, šešėlis pirmiausia jas užveda, tarkim, taip pavadinkim, o po to jinai pamato ir masalą, turi laiko pasiruošimo. Tai dabar pas mane čia buvo apie 3 km ruožų, grįžtu aš vėl į tą ežero dalį, nuo kurios pradėjau, pažiūrėsiu, ar tenais, kaip sakant, ar pablogėjo kibimas ir ėmimas per visą ežerą, ar čia tik tai toj kitoj daly, kurią aš nuplaukiau, tai yra 3 km nuo tos vietos, kur aš išplaukiau, nes kai aš išplaukiau, tai iš karto ten buvo veiksmo, ta prasme buvo lydekos ir jos imdavo, ne tai, kad jos ten super didelės, buvo keletą, iš tikrųjų, jau šiandien mačiau keletą gerų, gražių, ta prasme 3 kg plus, tai čia užsimerkus, bet jos visiškai apatiškos, nežinau, čia reikės palaukti, gal čia reikėjo labai anksti ryte, aš nelabai anksti ryte, aš apie 8:30 kažkur nusileidau laivuką, taip gavosi ant vandens, ta prasme, apie 8:30 valandos. Gal jums reikia dar anksčiau, arba galbūt po pietų į vakarą, pažiūrėsiu, kiek ištems nervai kantrybę pasėdėti ir pažiūrėti, paplaukioti ir paieškoti žuvį. Tai va dabar kol toksai štilis, grįžimui į pradinį tašką aš vėl, kaip sakant, su velkiniais masalais, aš užsidėjau, pažiūrėjau taip, čia žuvis stovi kaip taisyklė iki 5-6 metrų, tiek mailius, tiek lydekos po jomis. Tai vat tokiose vietose tai nebūtina tų visai kažkokių tai stambių, sunkių, giliai neriančių masalų. Šiuo atveju aš velkiauju dabar su 5 gramais ir 14 vienas yra bultizas, medutis kitas yra, nes pastebėjau, medutis šiandien geriau ėmė. Gold Rush'as buvo iš ryto. Iš pačio ryto, kai aš nusileidau, po to medutis pradėjo veikti geriau. Tai va aš užsidėjau 2 tipų medutinius masalus, tai yra 14 cm šetyslimas ir didesnis ir 12 bultizas. Tai va, tai su jais ir einu ir maždaug apie 2 km 2,1 greitis ir man atrodo, čia pas mane yra 16 ar 17 pintas valas. Tai vat kaip tik jisai ir turi eiti maždaug 5 metrų ribose tokia kombinacija. Bet kol kas nieko, jau didesnę dalį, 2/3 to atstumo praplaukiau, nors ir rodė simbolių, bet lydekos nenori. Matomai
vis dėlto laivas yra laivas, reikia labai tiksliai paduoti žuviai. Nes jeigu vilksi kažkur, tai ten, tarkim, nebent aišku, jinai ant to kelio pasitaikės, tai tada viskas labai gražu. Tada viskas gražu ir turėsit kibimą ir džiugu ir nuotaikos, kaip sakant, nuotaika pakils ir taip toliau. Bet jeigu bus velkama tiesiog taip ir nu, kaip sakant, iš lempos, tai aš kuo toliau matau, tuo labiau matau, kad tas sudėtingas tas dalykas su velkiavimu. Kaip būtų gaila. Ar tų didesnių žuvų mažiau liko? O anksčiau jų daugiau buvo ir daugiau pasitaikydavo pravesti, tarkim, ten, kur reikia, ar kas čia yra, bet, žodžiu, stipriai praėjau tą ruožą. Nu, be abejo, ką aš ir sakau, aš plaukiau iš ryto į tą pusę, tai kibimai buvo, po to tokiu metu ir ant laivo jau baigėsi kibimai, tarpsme, naudojant laivą jau žuvis paseka ir palieka masalą, paseka ir palieka masalą. Galbūt čia tai su velkiavimu, galbūt ryte velkiaujant iš karto tojais taškais būtų buvęs tas pats rezultatas kaip ir su laivu, gali būti. Nežinau iš tikrųjų, bet man kažkaip tai pirmas testas tai geriau laivų padaryti. Tai va, tai vienas nuostolis tas, kad vienas medutis 14-ukas čia Slimas biškį nukentėjo, bet jisai nukentėjo tiek, kad čia visiems galima bus dėti galvakablį ir nes nusiplėšė priekinė dalis, susipjaustė visiškai neatstatomai. Tai va, aš šiuo atveju galvakablis įsidės ir toliau bus galima žvejoti. Tai va, principė, du guminukus pradžiai buvau įsidėliojęs daug visko, bet pasilikau prie 2, ta prasme, tai va, yra 14-ukai. Šią Slimas Motorola Goldas, tai yra medutis vadinamas ir aukselis, aukso karšlygė, Gold Rush, Slimas irgi 14-ukas, tai va tos 2 spalvos. O įdienojus, tai va pastebėjau, kad Gold Rush'as buvo iš ryto, o dabar va reakcijos geresnės ir keli dar smulkių buvo pagavimai, tai va ant Motorola Goldo arba kitaip medučio vadinama. Nuvartėjau, ne visai dar arti, bet ir tarp kitko čia visiškai jo pastebėjimas tas, kad čia visiškai neskaidrus vanduo. Čia man toksai kaip Starkinis ežeras, tarkim, tai pavadinkim. Galėtų būti, nes toksai lengva atskiesta kakava, stipriai atskiesta kakava, tarkim taip. Tai va, tokios sąlygos, vaikštau virš gylio dabar. Tiksliau ne virš gylio šonais, kur yra maždaug 10-11 metrų, nes su laivu aš vaikščiau per gylius ir per kraštus, tai vis dėlto kraštais reikia vaikščioti, norint kažką tai pagauti. Tai va tą dabar ir darau per tuos susidėtus taškus, bet nieko neduoda, nors ir, kaip sakant, einu per ten, kur reikia, visi neduoda jokio rezultato velkiavimas. Pažiūrėsiu, grįšiu į tašką, į pačią pradžią. Ir vėl įsijungsiu laivą, reikės pažiūrėti vėl tą pačią kryptim, prieš saulę, į saulę eiti. Dabar aš einu nuo saulės, tai va taip ir gaunas, jeigu lydeko stovi į saulę, tarkim, jeigu ilsisi, tai būtent, jeigu yra viršuj masalas, tai masalas krenta nuo saulės, jisai yra priekyje, į priekį krenta nuo masalo ir be abejo tas šešėlis užveda. Aišku, kai yra biškutį drumzlinas vanduo, kažin kaip tai veikia, bet aš siūlyčiau visiems pradėti arba bent jau turėti tą momentą, kad prasivelkiavimas geriau nuo saulės ir pavėjui. Tai va tokia kombinacija, jeigu yra, tai labai gerai. Susidėjau čia tos kotus, išryškėjo, ko reikia, ko nereikia. Mėčiau ir didesnius masalus, bet irgi ta prasme pasiekimai ir jokio rezultato, tarkim, teigiamo arba laukiamo neatsirado. Tai va supakavau, kad čia man valtyje be reikalo vietos neužimtų, dar 3 kotai yra. Vienas sunkus, vienas vidutiniškai sunkus, o ir yra dar ešerinės, aš pasiėmiau ešerinį, bet nežinau, nes čia yra ešerių šitame ežere, bet ar aš su jais prasidėsiu, įsidėjau ir masalų ešerinių, kurie yra kaip ir neblogi, bet pažiūrėsiu, ar čia su jais užsiimsiu ar ne. Tai va, dabar į pradžią ir tada tam gale, kuriame buvo vanduo, tarp kitko vanduo, tai vandens temperatūra gana vėsi, aš galiu pasakyti, kiek čia yra, 17,5. Tai nėra labai šiltas vanduo dar.
Nes yra tekę plaukioti, kur jau 19-20 vandens temperatūra. Kauno Mariose vienu momentu 19 buvo, su kažkiek, tai beveik netoli 20. Nu kągi, einu žiūrėti dabar, kur čia atplaukiu ir tikiuosi susimatyti, kai vėl laivo bus žuvies, nes Velkė kol kas nedavė jokio laimikio. Tik pasakiau, kad Velkė be rezultato ir va kažkokia lydekaitė jau sėdi. Paėmė, dabar bijau sumeluoti, jo, čia man atrodo, reikia numesti greitį. Tiesiog atplaukti, nežinau koks čia dydis, bet labai sunkiai neina. Labai sunkiai neina. Žinant, kad čia nespecialus velkinis kotas pas mane dabar, bet į viršų dar ir nekyla. Į viršų dar ir nekyla. Dabar nepamenu, čia šitas buvo bultiziukas ar... Jau ateina paviršim. Opa. Nu va, pusantrinukė yra. Irgi reikės imti šitą griebtuvą, nes velkiavimui buvau įdėjęs trišakiuką. Taip, reikia čia man kažkaip tai užkišti. Jo, reikia eiti. To aš čia biškutį pakoreguosiu. Reikia dar biškį ir kamerą pakoreguoti. Dabar jau galima vėl grąžinti greitį. Bet vat, ėmimas buvo, kai iš 2,3 km greičio padariau 2. Tai vat didesniam greičiui, lėtesniam greičiui pasidarius, matomai jos nenori labai greitų pravedimų. Dėl to galbūt ir laivas tinga geriau, nes tai būna labai lėti pravedimai. Visiškai, nes visi žinom, kad tai nieks netraukia greičių, kai laivų gaudo. Dažniausiai tai būna lėtas prasukimas. Tai va, tai jau čia atitiko maždaug tą reikalą. 2 km greitis. Gerai, reikia ištraukti ir vėl užleisti. Viskas į rytą. Viskas į rytą giliai. Va, yra šiokių tokių simbolių einančių. Nu va, tas ir yra. Čia bultiziukas buvo. Bultiziukas 12-tukas. Taip, kur čia dabar tas pavadėlis. Va. Lydekaitė. O tokia. Gal kitą ranką paimsiu, bus gražiau. Va. Lydekaitė tokia pakibo. Ir va mūsų saliukas. Bultiziukas. Gerai, mažulė, eik namučio. Opa. Gal kažką tai reikės šeimynai pasimti, bet aš pasimsiu vėliau, jeigu liks, kaip sakant, jeigu dar bus užkibusių. Dieną visas paleidinėjau, kad čia nekankinti, arba kad negulėtų dėžiai, taip sakant, tegul gyvena, o jeigu nepasigaus vakare, nes taip dažnai būna. Sakai, vat, gaudai paleidi, vakare pasimsiu kokią nors vieną, antrą paukštį ir nieko nebepasigauna. Nu čia gyvenimas, nieko nepadarysi. Yra taip man ne kartą buvę. Taip, kas čia 500 metrų dar liko, reikia greitai dar užmesti tą patį masaliuką. Skubiai, po to suplausiu graibštą. Nenaudoju vestino gerojo graibšto, nes čia tokios mažos lydekaitės telpa. Jau labiau, kad į šitą graibštą aš įtalpinau, vat į šitą. Aš įtalpinau 9.1 didžiąją tą, kur pas mane dabar ir profilėje nuotrauka yra. Tilpo, aišku, jinai susilenkė, bet tilpo labai gražiai. Nu ką, dar vieną kartą užmetu ir 500 metrų liko. Kai prieš vėją plauki, tai labai geras užmetimas gaunasi. Toli lekia masalas. Tai va dabar tas pats buvo. Gerai, reikia čia man nuplauti. Tai va, šitą guminį, kai yra daug mažų kibimų lydekų, tai aš va tokia čia man bėchras, man atrodo, čia bėras ar bėg, kaip tarėsi, nežinau, čia vokiškai turbūt. Aš ne vokiečių, anglų specialistas galėčiau būti, bet vokiečių nelabai. Tai va, tai šitas labai patogus, kad gali būti kokie nori kabliai, čia labai stora guma. Tai va, bet jis ir sveria. Nu tai va, tai žodžiu, šitam reikalui
Nu ką, liko 450 metrų iki galutinio taško, kurį susiplanavau. Tai kaip ir gerai. Viena pusantrinukė, ne, čia mažiau, čia biškai virš kilo buvo, nebuvo pusantrinukė. Tai va, jinai užkibo, jeigu apibendrinus, užkibo 16, manau, kad ten gal 17 pintukas, plonytis metaliukas pusės metro, 5 gramų galvakablis, bultiziukas su 3 šakiuku, užmesta, nelabai gilinausi, čia grinai toks diletantiškas dabar prasivilkiavimas, bet manau, kad 40 metrų tai minimum užmesta tikrai buvo išleista. Spalvos yra, bet aš neskaičiavau susukant, kiek ten yra, bet man atrodo, 40, gal netgi 50 metrų, nes pagal vėją meti, biškutį į viršų, ištempia labai gražiai. Tai va, tokia kombinacija, 5 gramai, 6-17 valas, apie 50 metrų, bultiziukas 12, medutis ir 2 km greitis. Kol buvo 2-2-2-3 nebuvo, dar netgi 2-4 buvau įdėjęs pradžiai. Nieko nebuvo. Tik padariau 2, va, iš karto, kaip sakant, mes nežinom, gal tenais ir nebuvo žuvies, todėl ir nebuvo kibimų, bet toks bent jau sutapimas, kad pamažinus greitį gavau kibimą. Nu, tai va. Gal atsiradau kitą masalą, tai yra medutis, bet bultiziukas, va, antra iš eilės nusifilmavo kaip kibo, bet visos tokios, va, nedidukės. Bet aš dabar gaudau, kaip sakant, for fun. Vienas kabliukas, lengvas išėmimas turėtų būti ir tiesiog toksai veiksmas, va, biškai pakeliu, kad jinai čia galėtų vaizdų kažkokių tai duoti. Taip, kur jinai čia? Va. Netoks didelis pavojus. Va. Kai vienas kabliukas, čia graži pusantrinukė. Graži pusantrinukė, taip, kur čia dabar mano yra šitas visas reikalas, va. O kaip jinai čia susispaudžia. Neduoda taip paprastai išimti jai. Taip, masalas didvyris, bultiziukas, žuvytė. Koks kilas 200. Kilavykas 200. Va, bultiziukas, bet jau iš karto jisai pasidrožė. Va, kaip išsilenkė. Jau reikės ripėrinti, aš turbūt dėsiuosi kitą. Imsiu kitą medutį, bultiziuką, 12. Na va, kortelė vienai kaput. Tai gerai, kad pastebėjau. Nes jeigu bus didesnė žuvis užkibusi, tai galėtų ir neįsirašyti. Taip, kas čia dabar, ką aš čia turiu. Žodžiu, po vandeniu arba vandenyje, tai konkretus bardakas iš vis. Žuvies yra, ant ko mesti yra, bet nulis reakcijos. Dabar dar aptraukia biškutį dangų, vėjukas išlieka, tai kaip ir gera kombinacija. Nusistovėjęs vėjas jau kelias dienas, bet rezultato jokio. Aprimo, visiškai kokių tik tai masalų nemėčiau. Jau vėl grįžau prie didesnių, prie beveik 20 cm masalų ir vis vien nieko. Pasiekimai, pažiūrėjimai ir viskas. Netgi dabar tų tuščių. Buvo keletą kartų, kur tos nedidelės lydekaitės kalė, gana stipriai, ta prasme, vieną kartą, antrą kartą, bet kaip jos nepataiko, net smūgio negaunu, bet jinai prašokdavo pro masalą, matydavosi šitas dalykas, nu ir nieko. Galvoju, kad galbūt reikėtų vakarop dar pasilikti. Toks pamąstymas visai būtų įdomu, bet nežinau, kaip emocinė būklė. Tokie štai dalykai, neseleviniai baloj, bet man visai patiko ir tokia mintis, kad galbūt reikės tų selevinių balų ir daugiau paieškoti. Neselevinių, atsiprašau. Nes čia taip, man įprasta buvo važiuoti virš didelių gylių, labai didelių, o šiaip jos čia stovi virš 13-14, bet čia jau yra beveik giliausios ežero vietos. Nu, bet pažiūrėsiu, kas čia bus šiandien. Niekas nevaro, namo, kaip sakant, galiu ir vėliau grįžti. Žiovulys, netgi jo žvejyba, ne? Žiovulys pradeda imti. Gerai, paplaukiosiu toliau. Na, galiausiai po tokios ilgos pertraukos. Po labai ilgos pertraukos, bet vėlgi mažyti. Bet kibimas pakeičiau. O, kaip jinai čia pasikabino. Pakeičiau
bultiziuką į vėl į šią tyslimą ir paėmė. Nors čia sukosi tos pačios panašios lydekos, aš taip sprendžiu, bet čia. Tai va, ir tas maseliukas sugundė lydekaitę, vėlgi kaip visada, dydis panašus. Dydis panašus, o vėjas tai tik tai aš laukiu silpnėjančio, o jisai stiprėja, blembačkai. Labai gadina reikalą. Kaip jinai čia daužosi. Kaip jinai čia daužosi. Taip. Kadangi vėlgi yra trišakiukas. Bet labai ilgai nebuvo kibimo. Labai ilgai. Guminukai susidėvi kapitaliai. Nu, va, tokias pačios. Kilinukės. Kad bent kokie dvi kilinė ateitų. Aišku, jos ateina, bet naudos jokios. Dabar svečiuoja, naudos jokios. Nei paima, nei užkimba, nei, kaip sakant, nei nufotografuosi, nei namo pasiimsi. Ai, plėšosi tie. O, kaip išrovė. Reikia eiti nuplauti. Nu, pabandysiu medutį. Šitą, kaip jisai, čia tyslimas, bet medutis, ar jisai tokia apsiniaukusią dieną gerai, ar ne? Nelabai šiaip paprastai mes jį naudojam, kai yra saulė. Pasidalinkit savo nuomonę, kokiomis oro sąlygomis jums efektyviausias medučio spalvinimas. Aš dar uždedu tokį pinčikiuką, kad trišakis nenusikreiptų. Kai trišakį įsegi pilvą, tai jisai būna, kad skersai atsistoja. Kad to dalyko nebūtų, tai vat aš tokius turiu pasidaręs pinčikiukus išsilankstęs. Mažyčius, jie aišku, kaip sakant, po kibimo jie viskas pasimeta, bet užtat laiko kabliuką labai kultūringai, gražiai. Jisai nesiskersuoja, nesipjauna su, kaip sakant, su guminuko linijom. Va, su to pinčikiuku ant rankos uždėsiu. Gražiai guminukas, ta prasme, kabliukas guminuko centre. Kabliukas guminuko centre, o kartais, o jeigu paliekam tik tai ant vieno trišakio, tai būna, kad jisai skersai atsistoja ir išlenda. O dabar va, gražiai, va šitaip atrodo. Nu, medutis dabar. Medutis prieblandoje. Pažiūrėsiu, ne tai, kad prieblandoje, bet tokių apsiniaukusių orų. Kokių tik masalų čia šiandien nebandžiau. Didelio pasikeitimo nematau. Nu, po 5-9 dar viena žvakidė. Dar viena žvakidė. Dėjo žvakę kapitaliai. O šita jau tokia. Įsikabinusi į lūpą. Tik čia. Dar viena žvakidė. Jo, trišakiukas. Trišakiukas išgelbėjo. Nu jo, jos čia gudrios. Žvakidžių konkursas tęsiasi. Žvakidžių konkursas tęsiasi. O, ateik čia. Ir vėl panaši istorija. Trišakis viduj, vienšakis kabliukas išorėj. Ai, kaip nemėgstu tokių dalykų. Čia gal judesiukas kažkoks prasidėjo, nes tiek buvo tylu, o dabar paukšt. Viena, antra. Jos gal truputėlį maitintis pradėjo, vėl nežinau, arba tiesiog ant tokių užsitaiko, bet čia aišku nedidelės. Jeigu būtų didesnės, tai gali būti, kad jos ir neimtų, nieko tokio, būtų sena istorija. Taip, ką aš dabar čia turiu? Būtų gerai, kad čia man neprikraujuotų, aišku.
Neprikraujuotų, nes aš ją paleist norėčiau. Čia rimtai žvakidžių metas. Dar viena. Dar viena graži. Dar viena graži žvakidė. Ojojoj. Taip. Kur tos didesnės? Kodėl jos neima? Dabar ir didesnių nematau. Visos kilas 200, kilas 500, maždaug tokios. Taip, operacija. Bet jisai įkrito atgal. O, labai gerai. O, labai graži. Graži lydekaitė. Gražiai gali keliauti namučio, bet jos čia tokios šviesios. Visos va tokios. Eik. Labai džiugu, kad pavyksta gerai išsiimti, tai galima žvejoti, paleisti. Aišku, pinčiukiukai tai lekia šiandien. Man pinčiukiukai lekia ir iš tikrųjų šiandien žalojasi gumos. Labai įdomi, bet šiandien labai gana stipriai žalojasi gumos. Bet va trišakį gelbsti, nes jos taip čia gudriai moka išsikratyti viską. Trauktas dangus, bet čia taip praeina. Gal reikės vakarė pasėdėti, pažiūrėsiu, kaip čia, kokia čia nuotaika, įdomu pamatyti, ar tos, aišku, nemanau, kad aš sulauksiu, kada tos didžiosios pradės. Nu, ta prasme, jeigu jos jau tamsoj, tikėtina galbūt, nežinau, tikėtina galbūt jiems. Nežinau, ar aš dalauksiu kito periodo. Reikės kitą dieną atvažiuoti pasiruošti, dabar aš matau, ko čia reikia. Ir iš tikrųjų man galiu dabar drąsiai pasakyti, kad man neselevinis ežeras čia, o gal čia orui, gal čia sąlygos kažkokios, be abejo. Visi žinom, kad žvejyba įtakoja labai daug reikalų. Tai gal čia yra kažkas tai su tam tikrom oro sąlygom, gal tas. Nusėdo akumas, kaip sakiau, pusę kalbos. O, kažkas čia nardo. Čia aš jau nebesuprantu, kada reikia įjungti ekraną, kada nereikia įjungti ekrano. Nes čia jos atsiranda iš oro. Opa, gal šita biškai gražesnė. Pasinkaruosiu. Jo, šita gal truputį gražesnė. O gal ne, tik tai kad stipri. Tik tai kad energinga. Nu va, trišakiukas gelbsti. Vėl ta pati istorija. Į nosį kažkaip įdomiai. Ne į nosį. Nereikia labai privartauti, nes vos laikosi. Gerai, paėmam. Šitą lengvai išsivaduos. Tai liuks. Labai gerai. Papa. Nu va, dar viena lydekaitė, nežinau. Jau manau, kad 10+. 10+. Neselevinis ežeras. Pažiūrim, kas čia dabar pas mane su šita lydekaitė yra. Taip, čia kažkaip tai šakiukas išoriai kažkur tai mačiau, lyg tai buvo. Ai va. Dar viena lydekaitė, gražuolė. Blondinė. Čia visos blondinės. Čia visos tokios blondinės. Nu, eik blondinė į vandenuką. Opa. Nu, kur tu čia esi? Pažiūrim, kaip tu čia eisi. O, kur tu čia dingai? O, ten atsirado. Ai, ne, tenais ne žuvis. Ne mūsų žuvis, bet va, eina, bėga. Po 6-2 minutės, va, nuėjo į 6 metrų gilį. Aš dabar esu 13. 6 jinai pasijuto komfortabiliai. O 6 jau užsilaikė ir dabar plaukia. Liuks labai gražu. Šaunu. Kai nėra problematiškas išėjimas. Dabar būtent taip ir buvo. Snarglių jos palieka. Nu va, Gold Rush'as. Tik tai dabar jau bultiziukas. Čia vis dėlto auksas valdo visose telkiniuose, žiūriu.
Auksas ne tik pa žuvis valdo, bet ir pa žmonės. Bliambački, tie pinčiukiukai šiandien lekia kapitaliai. Bet tai nieko nepadarysi, tam taip ir turi būti. Senai man taip jie belėkė. Jo, kabliukas man patinka, kai kabliukai gražiai būna. Aš manau, kad tai gali įtakoti ir rėmimui, nes jisai tada būna gražiai priglūdęs ir jo principė nesimato. O jeigu be šito dalyko, tai jisai velniai žino, kur gali būti išlindęs. Ta trišakio kojelė išlindusi, ta prasme. Viskas. Šitas pavadėlis pas mane jau 2 kartus šiandien repėrintas, fiksintas. Irgi dar nėra tai buvę. Sakau, čia labai aršu, čia reikia daug guminukų šitai balai. Nu kaip, čia daug aš aišku šiandien nesunaudojau, bet pasižeidė irgi ne vienas ir ne 2. Man atrodo 3 ar 4. Vesino guminukai nėra labai stipriai pigus, ar ne? Bet užtat kaip jie gaudo žuvį. Nu ką, reikia pabandyti dar vieną. Va, jinai čia stovi. Be baimės jausmo praradusi. Opa. Opa. Yra. Atėjo, bet mažuliukė. Čia visiškai mažuliukė. Gal net nusipurtis? Ne, drąsiai ryjo. Nu, nusipurtysi? Davai, nusipurtik. Biškiai atrodė, užsišvietė gražiai, bet finalas tai ne koks. Ta prasme, kad labai gerai, kablį išsipurtė, man tas patinka. Kablys išsipurtytas, dabar reikia trišakiuką išimti ir galima bus ją paleisti. Visi, keliauk namučio. Gerai, išsimušė, jinai pati išsimušė kablį, o trišakis gana lengvai išsiėmė, tai liuks. O šiandien tas pavadėlis kovinis ir bultyzas gerai laiko. O žiūrėkit, forma kokia. Nežinau, čia matysis, nesimatys, bet va, visiškai sukraipytas, pažeistas, bet laikantis. Pažeistas ne taip, kad nelaikytų, tiesiog, kad forma jo. Tai va, o tie pinčiukiukai labai gerai, nes kai toksai pavadėlis būna išsikreipęs, tai ir kabliuką iškreipia ir jisai po to nelabai gražiai būna. Taip, turim ką nors ir neturim aplinkui. Taigi manau, kad ko gero šiandien aš baigsiu žvejybą. Labai maloniai nustebau, tiksliau sakant, kad nereikia prisirišti prie seliavinių ežerų ir nebūtinai juose ieškoti didžiųjų lydekų. Tai va, tai man iš tikrųjų šiandien diena labai patiko. Labai daug kibimų. Labai daug nekibimų, tas pats buvo gražios žuvies. Sakau, čia toks tipas ežero, kad jisai yra vidutiniško gilumo, šiek tiek toksai vandenukas kakavinis, tarkim taip pavadinkim truputėlį, laitas. Tai va, tai lydekos tokios nelabai išraiškingos, tokios blondinės labiau, taip pavadinčiau. Ir visokių buvo. Aš manau, kad čia man reikės kažkada tai atvažiuoti galbūt vakariniam ir naktiniam, iki kokios 12-1 valandos pasėdėti, pažiūrėsiu, kaip čia bus dabar. Kibimų iš tikrųjų daug, žuvų, nežinau, aš įsikėliau į laivą, bijau sumeluoti, tarp 10-15 turbūt. Kažkur tai tiek, kokios 5 labai neblogų buvo, 3+ kilogramų, kurios taip ir nenorėjo paimti. Vaikščiojo ir viskas kibojo ir nereagavo. Na, 2 pavyko, tokias labiausiai susibjauraujusias, tarkim, pavadinkim, nuo kablių. Įsimečiau į maišiuką, pasiimsiu namučio šeimynai nudžiuginti. Tokios maždaug pusantrinės visas tos 2.
Tai va, tai kas šiandien man pagrindinis kotas, iš tikrųjų žiūriu, kad laiviniai žvejybai visiškai nereikia, jeigu aišku nėra poreikio dar turėti didelio stipraus koto dideliem masalam, tai laisvai užtenka vieno maždaug 250-260 ilgio koto. Šiuo atveju pas mane buvo, kaip visi žinote, finėse vestinas ir finėse šedas, jisai yra nepilnai 40 gramų metimo ir jis yra greitos akcijos. Ilgis berods 250, 248, jo, 248 ir 12,38 gramų. Man idealus lydekinis kotas, patogus laivo, jisai nėra tasai skambus grafitas, bet jo ir nereikia. Man patinka, kai yra šiek tiek linkimas, bet čia iš tikrųjų greitas kotas. Tai va, su 3000 vestinuko rytukė labai geras derinys ir lengvas, gali laisvai mėtyti visą dieną. Ir nepajusti jokio nuovargio. Ilgumas man tai prioritetas dėl to, kad iš tikrųjų būna, kad valtis nuo vėjo sukiojasi arba reikia posūkį daryti, reikia apie variklį apvesti masalą ir va, tam reikalui sėdint gale, tam reikalui reikalingas ilgesnis kotas. Aš manau, kad 250 yra idealu, gali būti 250, 260, kaip kam patinka. Tai va, vis dėlto kovinis šiandien masalas buvo, iš ryto buvo slimukas, o visą kitą dieną buvo bultizas, goldras spalvos, galvakabliai 8-10 gramų, kaip norima, tarkim, jeigu vėjukas, o pas mane buvo vėjukas, tai dažnai uždėdavau 10-tuką, galima buvo ir 13-tuką, bet per greitas pravedimas tada gaudavus. Tai va, tai su 10-tuku galvakabliu, jeigu norima nesitsaskinti ir greičiau, kad nueitų, bet pravedimo prasme, jeigu be vėjo, tai vis dėlto 8-tukas yra geriau. Šitokie žvejybai, 8-tukas yra geriau, va, kovinis viskas apkarpytas, šitas asistas arba kaip vadinamas stingeriukas, irgi sudarkytas pilnai. Sakau, čia labai kažkaip tai įdomi aršios jos. Čia neseliavinis ežeras, matomai reikia daugiau jom jėgų, jos daugiau energijos, nes seliavos tai jos tokios, kaip sakant, įsidžioja ir būrį turi burnoje. Tai va, matomai galbūt dėl to jos čia tokios energingesnės negu tenai. Žodžiu, reziumė, jeigu klausimas, ar galima šauniau pažvejoti neseliavinėme ežere lydekas negu seliavinėme, taip galima. Ir va, šiandien įsitikinau ir pradėsiu žiūrėti, iš tikrųjų, dažniau lankytis mažesniuose ežeriukuose, ne tokiuose giliuose, nes taip suprantu, kad būtų faina, kad tai būtų visur, bet veiksmas stipriai geresnis. Jeigu taip kaip čia ir kitur, super, ta prasme, graži žvejyba, daug akšino, daug veiksmo. Tai va, tik tai reikia pagalvoti iš tikrųjų, kada naudota trišakiuką, nes yra momentų, kai atsargiai ima dienos, tos pačios dienos bėgė, yra momentų, kai kala iš karto. Tai aš dabar dar kitaip netgi 2 kotus išnaudočiau. Vieną pasidaryčiau su, tarkim, atrandant masalą, ant kurio kimba ir nenorit per daug tenai kaitalioti, o norisi tiesiog gražios žvejybos, akšino veiksmo. Tai vieną kotą pasidaryčiau tokio pat masalo, to einamojo su trišakiuku, galvakablis ir trišakiukas, o kitą kotą be trišakiuko. Tai vat, kai eina tos lydekaitės ir norisi tiesiog faino veiksmo, įsimintinų akimirkų ir pašaudyti tų tarp kilo ir pusantro dydžio lydekaičių, tai vat galima drąsiai naudoti tą vieną, nors pas mane labai, gal nežinau, kokios 4-5 atėjo ant trišakio kabančios. Bet, kaip sakant, čia yra kibimas, laivas tai yra, laivinimas tai yra apie kibimus, apie tos kalimus, fainus, apie atėjimus, stebėjimus echolote. Tai jeigu atsipurto, tai aš dar džiaugdavausi, kad atsipurto, nes nereikia, kaip sakant, įsikelinėti ir vargti su ta žuvim. Tai va, tai dar netgi toksai momentas, ne tai, kad skirtingi masalai, bet masalas tas pats, tik tai vienas galvakablis švarus, o kitas galvakablis su trišakiuku. Jeigu pamatai geresnę žuvį ir norisi ją pagauti užtikrinančiau, tai galima imti tą kotą, kuris turi trišakiuką papilvėjai, stingeriukas yra kokių 3 cm, 4 cm galbūt. O jeigu tai tiesiog matomos tos pusantrinės ir jos tiesiog šauniai kimba, tai tada tas kotas su vienšakiu galvakabliu per akis ir paprastesnis išėmimas ir paleidimas ir taip toliau ir panašiai. Tai va, žvejai, tokia žvejyba. Įdomu, ar čia visuose ežeruose tokio veiksmo buvo, ar čia, tarkim, tam tikrose tik tai.
Šitą žvejybą man priminė starkinę žvejybą. Tai va, ta starkinė žvejyba tai buvo šauni ir irgi labai daug kibimų. Tik tai aišku, dydžiai irgi tokie, jeigu ten šiandien 5 somus pagauni, tai čia labai didelis starkis Kauno mariose skaitymas. Dabar namo, apsiniaukęs oras, kiek čia dabar yra 6:30, nu tai va, valandėlė susitvarkyti, valandėlė grįžti ir namo alūčio kokio pasinešė. Šiandien pamiršau į žvejybą įsidėti, kvailai taip. Tai taip truputėlį visai būtų buvę nieko turėti porą skardinių. Na kągi, šiandien tiek. Graži diena, šaunios lydekos, energingos labai, piktos. Dėkoju uždėmesį. Jeigu tinka toksai turinys, nes pas žvejybinio almanacho turinys yra daugiau toksai relaksacinis žvejybinis. Yra žmonių, kurie prašo arba komentuoja, kad jokios naudingos informacijos. Žvejybinis almanachas nėra apie naudingą informaciją. Žvejybinis almanachas yra, jo video yra apie poilsį gamtoje, kelionės ir žvejybą. Tai va, tai čia kaip vienas komentatorius parašė, 2 valandos, liuks žvejybinio video, 2 valandas einu, pirksiu čipsų, popkorno ir alaus, atsisėsiu ir 2 valandas čilinsiu. Tai va čia yra apie tai. Ta prasme, kad negalite žvejoti arba tiesiog senai žvejojote, norite pabūti žvejyboje kartu su kas rodoma telike, va čia yra žvejybinio almanacho turinys. Tai nėra statistinis, dokumentinis, techninis, specifikacinis kanalas. Be abejo, bus informacija, be abejo, visi žino, kad aš esu su Westin Fishing kartu, gaudavau tais masalais, kotais ir taip toliau. Ta informacija tokia bus grubiai pateikiama, bet pagrindas tai yra žvejyba, relaksas, poilsis, kelionės. Tai va. Tada iki susitikimo ant vandens kitose žvejybose, nei žvyno žvejojate ir viskas, plaukiu į krantą.